Tai va, dabar atvariau į kaimą Lukošiškiai kažkokie tai, nežinau, nei ženklų nieko nebuvo, tai va. Sakau, biškį, jei varysiu pasivažinėti, va. Jeigu patiks video, nepamiršk paspausti laiką, subscribe, parašyti komentarą, pasidalinti su draugais. Pabandėm surinkti 200 subscriberių, nes jau nebedaug trūksta. Jau turim 188 subscriberius. Ačiū jums ir už komentarus, ir už viską. Ačiū, didelis ačiū jums. Tai va. A dabar biškį padusiu, kol atvažiavau. 6 kažkiek tai buvo kilometrų. 6,5 man atrodo kilometrų. Nu bet šiaip netaip atvažiavau. Kalnus tokius reikėjo biškį užpumpuoti, bet užpumpau šiaip netaip. A paskui tai lygumos praktiškai buvo. Gal ir bus. Atgal tai kaip su vėjeliu skrysiu. Nes bus nuo kalno žaidėsiu, tiesiog varysiu. Tai va, kaimą atvariau. Čia gal matyt ganykla buvo seniau ar kas. Nes šitie kuolai. A gal avis ganės. Kažkas tai ganės vis tiek. Na, bibi. Hui, nežinau. Va, kaimas Lukošiškiai kažkokie tai, nežinau. Va, važiuosime toliau. Važiuosime į tą pusę. Pirmai į tą pusę, man atrodo, paskui į tą. Tada gal į tą, gal nežinau, pamatysim. Tai važiavau į tą vieną. Kažkokį kaimą, dabar pamiršau pavadinimą, bet nesvarbu. Ten va, matosi medžiotojų turbūt bokštelis. Tai va. Ir dar vieną mačiau. Čia prie pat galėsime nueiti. Čia matos, kad nieks negyvena šitam name. Tame gyvena, tame nežinau. Dar čia prie pat konteineris yra. Tai važiuojam atgal. Matos, kad medžiotojai sėdėdavo turbūt. Ar kas? Tik pabandyti užlipti, jeigu. Aišku, nenulūžia, nes čia gal vienas rūkai turi nulūžęs. Blet, gerai būtų nenulūžti. Opa. Opa. Oi, ten visas juda. Oi, tu. Oi, tu čia. Kurva lapaja. Bam, sėdė žiūri. Vau. Geras čia. Ginklą pasidėjus. Tik bū. Patogiai čia visai. Man patikta. Tai va, sėdin. Va. Aukštai gan patogu. Labai geras aptvaras. Labai platus ir geras. Žiūri, man patinka. Va, tenai, kai pavažiavau, tai buvo miško takelis užtvaras uždėtas iš pagalio. Tai va, ten turbūt nuosavas ten tas jau miškas. Tai va. Dabar važiuosime dar kažkur. Bet toli nevažiuosime turbūt. Tai va. Nes jau karšta. Šiandien labai karšta diena. Pirmai galvoju, kad lietus lės, bet griaudė ir kažkaip tai nelyja. Ir greičiau, kad paskui neprisikalbėčiau. Tai va. Lipam žemė. Čia šernas. Nebėra. Stirna. Šernas. Tai va, smaga. A, jau pradėjo rėkauti. Nu, ko čia rėkaujat, na? Kaimas tipo, pamiršau pavadinimą, karočią. Čia va priekabas tave, malkas išverstas ir čia aplinka apart. Įdomi, bet geražas vaizdas, nesakykit, wow. Bet ypač ten geras vaizdas. Ir nusileidsiu nuo kalno
kaip ne Lietuvoj atrodo. Nu, Lietuvoj. Nemeluoju, ta prasme. Bet rimtai gražiai atrodė visai. Bet paskui į kalną kilt va šitą. O jau, čia matė. Nu, gal kaip nors užkilt čia karvės. Vau. Da mažučiai. 3. Oh my god. Geras. Va, kur buvau šitam kaime. Va čia va. Nu, va čia va. Čia va. Nu, karočią. Va ten va. Tai vadinasi kurklėlėlį. Kurklėliai. Karočią. Va. Dabar namo turbūt važiuosiu. Nebevažiuosiu į tuos kurklius 2 ir kurklius 1. Jis man atrodo. Nes jau pavargau važiuoti. Reikia atgal važiuoti, man atrodo. Jo. Kitą kartą aplankysim ten. Davažiuosime. Šiandien tiek užteks. Kitą kartą anksčiau. Išvažiuosim gal. Kokį savaitgalį. Ką? Kas, ble? Lops?